Malonu jūs vėl matyti. Gerai. Nes mes šitą video skiriam vis tiek žvejams. Sveiki, gerbiami žvejai, laivybos mylėtojai. Jūsų dėmesiui Brema 435 su įrengta konsolė. Mes šitą valtelę esam pabandę be konsolės. Šiandien mes ją turim versijoje su konsolė. Konsolę įsistatėm mūsų servisą, mūsų meistrai įdėjo konsolę. Ir kai nusimsiu tentą, aš jums truputėlį plačiau papasakosiu, kokie aspektai buvo įvertinti, kai mes tą konsolę montavom į šitą valtį. Tai įsivertinom įvairias žvejų pastabas iš savo patirties, iš žvejų patirties, iš žmonių plaukiojančių panašiomis valtimis patirties. Tai kai tik tai pakalbu apie tentą, kuris yra labai fainas, atsidarom, pakalbam apie vidų, tada darom vandenį plaukimą. Šiandien mes esame 3 ir dar laukiam vieno žmogaus, kuris atvažiuos, potencialus pirkėjas, kuris nori šitą valtį pasibandyti. Tai mes suderinom šitą laiką. Tentukas. Ilgą laiką, taip reiškia vienas dalykas, tai yra specialiai medžiaga, kvepuojanti, jinai nėra 100% nepraleidžianti vandens, reikia tą dalyką suprasti. Jinai su membrana, su diafragma tą vadinama, viduj nepelyje. Tai šitas tentas yra pagamintas Lietuvoje. Tai žmonės, kurie perka Brema valtis, aš parekomenduoju, kur nuvažiuoti, kur tentą pasidaryti. Arba, jeigu žmogus sutinka sumokėti, tai mes nuvarom tą valtį, tą tentuką užsakom ir padarom. Yra 2 pasirinkimai. Kai užsakom tentą, tai arba daryti ant šitų mygtukų vadinamų, arba daryti ant diržų. Šį kartą ryžomės pasidaryti tentą su segtukais. Reikia prasigręžti, reiškia bortį, įsidėti šitas detalytės. Čia suvaržtas yra prisukta, įsriekta. Ir kai kurie žmonės turi abejonių, ir aš turėjau truputėlį abejonių. Gal dėl estetikos, gal dėl to, kad reikia tą bortą, ką žinau, pagadint, nepagadint, gal nepagadint. Bet iš tiesų tai esu labai patenkintas šituo sprendimu, kada nėra jokių diržų. Reikia truputėlį sugaišti laiko, kol tu apeini prisegi, bet tai nereikia to laiko kaži kiek, bet nereikia už tai žaisti su tais diržais, pataisyti su tom gumom, kas ir atrodo nelabai gerai. Kišenėlės padarytos. Šiandien yra padaryta, jeigu pas mus būtų GPS inkaras, čia pastatyti atramai, kol kas mes jos nedėjom, pasistatysim, pasižiūrėsim, kokį čia motorą dar užsidėsim. Viena kišenėlė, kita kišenėlė yra prieiti prie klampės, jeigu mums reikėtų prisišvartuoti, jeigu mes norėtume prisišvartuoti kažkur tai prie liepto. Ir privalumas vienas yra ant šitų segtukų, kad mes galime ant vandens, mes būdami valtyje, galim nuo priekio pradėdami paimti, užsisekti ir pačioj pabaigoje mes galim irgi iš išorės jau padaryti keletą judesių, uždėti šituos. Kai tuo tarpu su diržu tą dalyką būtų padaryti sunkiau. Plius, aišku, ten visokios gumos, kurių ant vandens nebus galimybės įsikabinti į rėmą. Nes žmonės klausia, ar man rinktis tokį, ar rinktis kitokį. Tai vat mano pastebėjimai tokie, ką geriau rinktis. Aš pasirinkau šitos segtukus ir manau, kad labai gerai. Jo labiau, kad Brema turi, štai čia mes nuiminėsim, yra toksai įvertas speciali detalė padaryta. Siuvėjai pagamina tokią detalę, kurią mes čia įleidžiam ir šita vieta yra labai gerai fiksuota. Nereikia dar galvoti, kad vėjas šitą dalį nuplėšinėtų ar kažkaip tai nuiminėtų nuo valties. Parodysiu, kaip jisai nusiema. Tentas pagamintas kokybiškai, aš tai parodysiu. Kaip matot, visur yra padaryti pastiprinimai. Brangus, bet tai kažkaip žinai už ką moki. Visur pastorinimai, visur pastiprinimai. Čia sudėta, kampukas uždėtas, čia toksai klapanėlis uždėtas šitą vietą, kad mažiau vandens prilytų, nes šitas mazgas jis toks irgi nėra visiškai paprastai sprendžiamas. Įdėta ventiliacinės grotelės. Štai tokios jos guminės, jų nesulaužysi. Čia valdymo rankena, pastorinimas įsiūtas. Rėmas virš konsolės, pastorinimas įsiūtas. Ir siuvėjai turi jau Brema lekalus, jeigu tai yra tipiniai, bet tipiniai tentai gana retai daromi, dažniausiai reikalingas spec užsakymas, už tai, kad atsiranda įvairūs echolotai ir kitokie prietaisai. Tai, kaip matot, čia yra padaryta pastorinimu. Netgi matosi, kad šitoj vietoj tas pastorinimas jau savo darbą, savo funkciją atlieka.
Gerai, tentas lengvas yra. Galim į tą pusę jį ištraukti. Viskas. Susirenkam, susiviniojam. Dedam į bagažinę, jūsų laivelis apsaugotas nuo dulkių, nuo purvo. Tai tokio laivo eksploatacija, nenaudojant apdangalo, tai aš manau yra iš esmės neįmanoma. Nes laivas nėra pigus, daiktų, įrangos, sėdimos vietos, visi tie dalykai. Jeigu mes važiuojam kažkur į gamtą, mums dažnai tenka važiuoti per kažkokius tai žvyrkelius, tai geriau turėti tentą ir turėti švarų laivą. Tiek apie tentą, dabar mes kalbėsime apie laivą. Taigi, bičiuliai, pradedam apžvalgą nuo vandens ir keli žodžiai apie vidinį išplanavimą. Išplanavimas vidinis yra klasikinis, priekinė dėžė, šoninės dėžės, galinė dėžė, lentynėlė kažkam tai pasidėti. Tokia valtis ateina iš gamyklos. Jinai neleidžiama iš gamyklos su konsolė. Jeigu mes norim su konsolė šitą modeliuką turėti, tada mes perkam atskirai iš gamyklos dar šitą konsolę pilnai sukomplektuotą ir jau montuojamės patys. Dedam konsolę, dedam kėdę arba galim nedėti kėdės. Galima taip pat įsivertinti, galbūt kėdę pasistatyti ant galinio suolo ir konsolę pritraukti čia nais arčiau. Ta mes turim visas galimybės, kaip patys servise darom. Dabar jums papasakosiu, kaip mes montavom konsolę šitą laivą. Yra keli momentai, kur mums reikėjo įsivertinti. Tai kadangi dedam patys, mes galime padaryti tokius sprendimus, kurių nedaro gamykla. Gamykloje, tarkim, padėjo kažkokį tai standartinį variantą, išrinko standartinę vietą ir ta konsolė visada bus toj vietoje. Mes galim tą konsolę pasireguliuoti jos aukštį. Šiuo atveju mes ją pasikėlėm 10 cm. Tai mes, būdami 1,80 m ūgio, aš ir kolega Raimondas pasimatavom, pasižiūrėjom, kad mes norim truputėlį sėdėti, taip, kad mums truputėlį čia būtų aukščiau. Tai ir šiek tiek stiklas daugiau pridengiamus, rankos patogiau, kojos telpa patogiau. Tai nuo standartinio varianto mes pasikėlėm 10 cm. Dabar mes ją atsitraukiam truputėlį į laivo centrą. Kodėl mes tą dalyką padarėm? Mažų valčių tokia, nepasakysiu problema, tai tiesiog yra elementarus dalykas. Jeigu esi žvejyboje arba tu plaukioji vienas, tokia valtis kaip šita 4,35 m, nesvarbu, ten gal net iki 4,50 m kokių, ar jo labiau mažesnės valtis, ten 3,94 m, mes atsisėdam ant šono ir valtis visada pasvyrusi. Netgi šiuo atveju dabar aš sėdžiu, valtis yra truputėlį pasvyrusi. Bet tai yra kompromisas. Galbūt būtų idealu per vidurį sėdėti, tada būtų balansas. Jeigu tu žmogus ten vienas dažniausiai žvejoji, vienas ten plaukioji, yra tokių žmonių, sako, aš 90% laive būnu vienas. Tada tokie žmonės sprendžia, sako, kaip ant tą laivą atsisverti, gal ten svorius į kažkokius dėti. Nu tai su tuo sumetimu mes konsolę truputėlį traukiam į centrą nuo borto, kad pažaisti su svorio balansu. Tai mes savo servise tuos dalykus galim įvertinti. Tai jeigu užsakovas nori tokio modelio, nori konsolės, tai mes galim su juo pakalbėti, nes pavyzdžiui, kitam užsakovui mes tos konsolės nekėlėm. Pasimatavo, ten kėdė, tas, sako, ne, man prašom nekelti, nes jo galbūt ten ūgis atitinkamas, jam norisi taip, kaip jam patogu. Mes taip ir padarėm. Vairas į šitą laivą įdėtas mažesnis, labai patogu, labai gera kolonėlė įdėta, labai lengva vairuoti, nereikia daug sukti, truputėlį mums sumažėja judesio, valdiklis patogioj padėti. Čia mes dar turim šonę lentynėlę, kapitonas, taip sakant, vairininkas gali pasidėti kažkokius tai savo dalykus. Kėdė padaryta su šiokia tokia amortizacija, nėra čia labai prabangi, bet gal visiškai pakankama. Mes galim pasisukti, nueiti iš tos vietos. Galim pasistatyti ją į vietą, jinai fiksuojasi ir galim taip pat pavažiuoti pirmyn atgal, taip pat galim pasireguliuoti aukštį. Ir jinai dar šiek tiek amortizuojanti yra. Apie krėslą tiek, dar kai jinai pavažiuoja į priekį, taip, kur čia ta rankena mūsų, pavažiuoja į priekį, mes tada galim atsidaryti galinę dėžę štai šitai, prieiti, mums pasimti dalykus, ką mums ten reikia.
Praėjimas čia erdvus, čia bus virš 0,5 metro daugiau laisvas praėjimas, kaip minėjau, klasikinis išplanavimas, mažesnė daiktų dėžutė. Čia yra gana didelė daiktų dėžė ir čia yra atvesta elektros instaliacija, tai kol kas pas mus yra įdėtas vienas akumuliatorius paleisti motorą ir pašvietimus padaryti. Savo servise mes įdėjome ledinį pašvietimą bortuose, tai vakare labai gražiai atrodo. Čia yra ta dėžė pakankamai didelė, tai tiem žmonėm, kurie nori patvičinti stovėdami aukščiau, sočiai vietos, sočiai stabilumo, galima čia stovėti, daryti savo reikalingus dalykus. Tai va, visos dėžutės yra užrakinamos, yra raktelis, tarkim, jeigu kažkur uostelį paliko trumpam, ten yra gerų dalykų jūsų, tai jūs galite prirakinti ir nueiti ten, tarkim, pavalgyti kažkokiai, ne? Pas musgi visur yra uostuose kavinės. Ja, tai va, čia yra ilgoji dėžė, į ilgąją dėžę galima įsidėti kotus. Šitos dėžės ilgis 1,80 m, jei gerai pamenu, nes yra kitoje apžvalgo šitas modelis, kur po konsolę, be konsolės tai yra apžvalga, tai aš įdėsiu nuorodą į tą apžvalgą. Taip, čia yra ilgoji dėžė ir, kaip minėjau, galinė dėžė, kur stovi kuro bakas ir dar yra daiktams vietos pasidėti įvairių. Tai tiek turbūt apie vidinį išplanavimą. Lampės, visos dėžutės turi ventiliaciją, kad ten nepripelytų, įdėtos ventiliacinės grotelės. Štai čia yra įdėtas tokios durelės, kada mes galim prieiti su elektros instaliacija, kažką pasimontuoti, įrangą įsivesti elektrą GPS inkarui, tai šitos durelės nusijama. Ten galima galų gale ir kokį nors įkroviklį stacionariai pasistatyti, įsidėti. Atlenkiamos klampės, jos netrukdo. Taip pat, jeigu yra poreikis, mes galim uždėti relingus šituose vietose, tai šį kartą nedėjom. Pasižiūrėsime eksploatacijos metu, gal mums atrodys, kad mums reikia, tai mes turim relingus, galime užsidėti relingus. Tai tarkim, jeigu šitoj vietoje mes statytume laivskopą, tai mums čia relingo nereikia. Čia būtų laivskopas, galėtume su juo reiškia, čia nais kažką tai dirbti, su kolega žvejoti. Pradedam plaukimo testavimą. Mūsų laive yra 80, Raimondai, nesukūdai, 160, Aurimas apie 100, ne? Apie 100. 260 kg mūsų yra keleivių. Įsijungiam greičio matuoklę. Pasižiūrėsim, ką mes čia priplaukiam. Gerai, tai sakykim taip, aš atstoju kažkokius akumuliatorius, ten GPS inkarą, aš būsiu balastas, jūs būsite žvejai. Sraigtas yra geras, nereikia keisti. 38,5. 6,1. 6,1, ne? Ai, 39. 39,6. Ribotuvas truputį, ne? Jo. 39. Apsukos. $6,100. Tuoj bus čia virš 40.
40. Kuro yra. Kuro yra. O dabar gali pradėti, dar kada galim pasitestuoti tą dalyką. Jo, taip, žinai, užtruko, tai galim sakykim taip, glisavimas prasideda nuo kokių ten 20, ne, kmh. Nu, tai pasižiūrėsim, per kiek laiko mes iki 20 pasisieksim, tai jau greitai per valandą, tada jau kaip ir glisuoja, o paskui jau tai gali dar kartą daryti. Startą jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, 8-9 sekundės. Na, bet ką žinau. 8-9 sekundės, tai greit gana. Bet jeigu aš esu visi svoriai, tai labai gerai. Banga, va šita banga nueidinėja, jinai, jeigu 3 dalis padalinsim, tai trečdalį paskutiniam. Banga nuo dugno eina. O Raimondai, pabandyk staigų viražą padaryti ir pasižiūrėsime, ar sugaudo sraigtą ar ne. Orą ar sugaudo. Geras oras. Bišį pagaudo. Net nuleistas apačioj. Aha. Dabar banga bus. Gerai. Per bangą, sakau, man patinka Brema, kad, nežinau, gal ir kiti gerai daro laivus, bet aš pamenu, kai kurių modelių turėjom per bangą bam ir čia gali praustis. Jo, gali. Nežinau, ką daugiau bebandyti. 40 plaukia, taip ribotuvas kartais suveikia, tai mes esam 3 laive. Galbūt, man atrodo, 10 žingsnis. Turbūt, jo, reikėtų 11 žingsnį užsidėti, pasibandyti. Bet iš kitos pusės, jeigu patirtim pasidalinti su kitais žvejais, tai gal svorio daugiau įsidės, nu kaip ten bebūtų, žinai, ten kiti ir kompleksijos kitos būna ir daiktų prisideda, tai. Nu ką, bandom?